Kai kurios mūsų dalys jaučiasi dar mažos, sužeistos. Yra mūsų dalių, kurios ilgai lieka nepastebėtos ir nesąmoningai mus slegia. Ši meditacija padės tau suprasti tas paslėptas, sužeistas pusės savyje ir paversti jas mylinčią stiprybę. Tai tavo kelias į daugiau ramybės, savęs priėmimo ir vidinės laisvės. Įkvėpk. Dar kartą giliai įkvėpk. Lėtai įkvėpk. Ir lėtai iškvėpk. Keletą akimirkų stebėk, kaip tavo kvėpavimas įsisąmonintas tampa gilesnis. Su kiekvienu įkvėpimu leisk sau grimzti vis giliau. Tavo kvėpavimas ateina ir išeina lyg bangos, atplaukiančios į krantą ir vėl nutolstančios į atvirą jūrą. Leisk sau panirti į ramų atsipalaidavimo būseną, įsivaizduodamas vietą savo viduje, kuri tau yra visiškai saugi ir jauki. Vieta, į kurią negali prasiskverbti niekas iš išorės, kas galėtų trukdyti. Skirk laiko šiai vietai sukurti. Pamatyk jos spalvas, formas, pajusk žemę po kojomis, orą ant odos, garsus aplink save. Tai tavo saugi vieta. Čia tu esi globojamas. Čia visada gali grįžti lengvai, bet kada panorėjęs. Kvėpuok ir pajusk, kaip tavo kūnas šioje vietoje atsipalaiduoja. Pečiai nusileidžia, širdis plaka ramiai. Kol jauti šią saugią erdvę, gali pajausti, kad šiandien tavęs laukia susitikimas su dalimi tavęs, kuri buvo sužeista, su dalimi, kuri ilgai nebuvo matyta ar girdėta. Tau nereikia nieko versti. Tiesiog pakviesk šį savo vidinį aspektą pasirodyti, kad jis bus pasiruošęs. Pasakyk jam viduje: atsiskleisk man, aš čia ir laukiu tavęs.
tada tiesiog lauk. Šis tavo aspektas gali pasirodyti kaip vaikas. Jaunesnė tavo versija, šešėlis, vaizdas, spalva. O gal labiau kaip jausmas ar kūno pojūtis. Nesvarbu kaip. Visaip yra tinkama. Leisk šiam aspektui prieiti prie tavęs. Pajus, kaip jis atrodo, kaip jaučiasi. Būk atviras ir smalsus. Skirk laiko tikrai jį pajausti. Kaip jis į tave žiūri, kaip prie tavęs artėja, kokias emocijas spinduliuoja. Galbūt tai kūno pojūtis, kokio gylio, kokio intensyvumo. Skirk laiko tam tyrinėti. Įsivaizduok, kaip pamažu prie jo artėji. Gal atsisėdi šalia jo, o gal pakvieti jį prisėsti šalia tavęs, taip, kaip tau atrodo tinkamiausia. Dabar pradėk su juo kalbėtis. Paklausk, ką jis tau nori parodyti. Paklausk, ką jaučia, ką turėtum suprasti. Atsakymai gali ateiti žodžiais, vaizdiniais, nuojauta arba kūno pojūčiais. Klausydamasis pajusi, kaip ryšys stiprėja. Lyg pagaliau skirtum dėmesio daliai savęs, kuri ilgai buvo pamiršta. Leisk tam vykti be lūkesčių, be spaudimų. Tik su atvirumu. Paklausk šiuo aspektu. Iš kur kyla tavo skausmas? Kuri akimirka tave sužeidė? Kokį patyrimą nešiojasi? Jis gali parodyti prisiminimus iš vaikystės, ankstesnių santykių, iš protėvių linijos, ar net iš kito gyvenimo.
tiesiog stebėk. Skirk tam laiko. Atmink, tu esi stebėtojas. Kai matai, kas buvo, tu atneši šviesą į tai, kas ilgai buvo šešėlyje. Įkvėp giliai ir įsivaizduok, kaip švelni šviesa apgaubia šį tavo aspektą. Ji šilta, gydanti, saugi. Leisk jai paliesti visas jų žaizdas. Pajus, kaip į jį plūsta paguoda, kaip vyksta gydymas ir priėmimas. Vien per tavo buvimą, per tavo dėmesį. Galbūt nori pasakyti jam žodžius. Aš tave matau, tu nebesi vienas. Aš laukiu tavęs. Aš klausausi tavęs. Pajusk, kaip šis aspektas pamažu atsipalaiduoja, tampa šviesesnis, lengvesnis. Kaip dalis tavęs atsiveria ir jaučiasi priimta. Gal jis nori įsilieti į tavo širdį? Gal pakanka, kad tu tiesiog būtum šalia jo. Nesvarbu kaip, tu žinai, kad dabar esate susiję, kad jis turi savo vietą, kad nebebus palikta šešėlyje. Įkvėp giliai ir pajus, kad pasijunti pilnesnis. Padėkok šiam aspektui. Pasakyk jam, kad jis visada yra laukiamas, kad jį pamatysi, kai tik jis pasirodys. Kad jis turi saugią vietą tavyje. Jei jis nori, gali likti tavo vidinėje saugioje erdvėje. Dar kartą giliai įkvėpk. Ir pajusk saugią vietą aplinkui save. Pajusk žemę, globą, ramybę. Leisk lengvumui grįžti į tave.
Pamažu pradėk judinti pirštus, kojas. Grįžk į čia ir dabar. Uždėk ranką ant širdies ir pabūk su šiuo jausmu dar kelias akimirkas. Ir kai būsi pasiruošęs, lėtai atmerk akis ir grįžk į dabartį.